Pabaisa vardu Nien seniai seniai gyveno monstras vardu Nien. Atrodė jis labai neįprastai, it kelių gyvūnų dėlionė. Liūto galva su ožio ragais, aštriomis burnoje netelpančiomis dramblio iltimis bei skabiais erelio nagais. Gyveno Nien gilios jūros dugne ir krantan išlipdavęs tik paskutinę mėnulio kalendorinių metų dieną pasistiprinti žmogieną ar žmonių laikomais gyvuliais. Tad metai iš metų prieš paskutiniąją dieną kaimelio gyventojai saugiai uždarydavo gyvulius tvartan, o patys pasislėpdavo kalnuose, kol pabaisa klaidžiodavo po miestelį ieškodamas aukos. Vienais metais į kaimelį atklydo žilagalvis senolis. Jis pažadėjęs, kad įveiks šį gąsdinantį monstrą. Kaip bebūtų gaila, įbauginti kaimelio gyventojai juo nepatikėję išsilakstė po savas slėptuves. Neilgai trukus pasirodė baisūnas Nien. Jam pavymui pasigirdo fejerverkų garsai. Prieš pabaisos akis išniro raudonai apsirėdęs narsusis senolis su akinamai šviečiančiais žibintais. Mirtinai išgąsdintas Nien iš kaimelio lėkė, kiek jo virpančios kojos nešė, ir niekuomet daugiau nepasirodė.